ir visa sistema iš karto šviečia. Tai yra uzurpatoriai, uzurpatorių klanas. Iki dabar tęsia, jie, būdami valdžios užgrobėjai, jėga, susistatė savo visas jėgas, represinės ir teroristinės, ir kokias nori su tarptautiniais karais, visur gali veikti ir visur pasigviešia visą pasaulį valdyti ir šaudyti. Tai yra tam tikra grupė žmonių. Ta grupė žmonių įsigalėjo taip, kad supranta save kaip santvarką, kaip istorijos tarpsnį, laikotarpį. Čia yra mūsų laikas, o mes tarp kitko, kad nesuklystume, mes atėjom amžiams, navėti ir nemanykit, kad mums kas nors gali pakeisti. Kas norės pakeisti, kad to vieta yra ten, ant šakos arba tolimoj vienutėje. Tokia diktatūros santvarka. O nomenklatūra ar kokia nors ten bambalatūra, tai nesvarbu, kaip tu pavadinsi. Bet žodis nomenklatūra susijęs su sąrašu. Kai tu tame sąrašėsi, tu esi viršininkų klasė. Bet valdžia. O paskui jau perėmėt kariuomenę, perėmėt saugumą, perėmėt viską ir padarėt savo visuotinę diktatūrą. Tai yra santvarkos pavadinimas. Ir toje santvarkoje veikiantis asmenys arba organizacijos, aš jau pasakiau, tai yra, iš esmės, tai yra valdžios uzurpatoriai ir jų klanai. Esmė yra šita geležinė tironijos ir diktatūros mašina, kuri pasakė, istorija taip nulėmė, istorija yra Dievas dabar jau. Tai reiškia, Dievo valia yra tokia, kad mes amžinai valdysim. O jūs arba būsit sutrinti į miltus, arba klausysit ir faktiškai atsisakysit savo ir tapatybės, ir orumo, ir bet kokių nesąmonių apie laisvę. Štai tai yra sąrašas ir kartu tas sąrašas tai yra ištisas luomas. Ištisas luomas ir tai naujoji klasė, valdanti naujoji diktatūrinė klasė. Tai yra tam tikras sluoksnis visuomenėje, valdžia žmonių, valdžios žmonių. Jeigu tu nori ten patekti, tu turi įrodyti, kad tu tiki, tu labai ištikimai tarnauji režimui, režimas yra diktatūrinis, teroristinis, tu įskundinėjai bet ką, nuo savo tėvo iki savo artimiausių draugų, net gali būti savo žmonos šnipas, ir rašyti pranešimus, ką žmona neteisingai daro, ką pasakė prieš valdžią, tai tu jau esi ištikimas tada režimo žmogus ir tau gali atsidaryti durelės į tą aukštesnį luomą ir tau gali duoti ir pavaldyti kitus žmonės, kurie tada prieš tave dreba, tau pataikauja, tau neša dovanėlės, tave gyrė, koks tu talentingas, koks tu nepaprastas vadovas, mes laukiam, kada tu būsi Lietuvos vadovas. Nes tu toks labai jau mums dabar tinkamas esi. Kaip mafijai. Kaip mafija taip pat turi, tai tas pats. Turi savo įstatymus, tu turi paklusti, jeigu nepaklusti, bus tavo atsakomybė. Gerai, jeigu tave paliks gyvą. O gali tave taip sutvarkyti, kad tavęs nei kauliuko niekas nesurinks. Viduje tos visos mafijos ir jos reikalų irgi būdavo tokių individualių kazusų atvejų, kur tavo priešas prasideda ir kur jis baigėsi. Baimė yra tavo priešas. Arba jau tave paėmė, jau tu visko bijai. Jau tu pataikauji kiekvienam nenaudėliui, nes ką žinai, jis gali tave sunaikinti tiesiog paprastu pamelavimu, skundimu. Tai tai iš darbo gali išmėti. Jų žmogus. Aš esu mafijos žmogus. Valio? Manim gali pasitikėti. Jeigu reiks, aš nušausiu ir savo draugą.
Kiek dabar aš paskaitau portalus, kiek yra keikiančių šitą dabar tą Landsbergį, kad jis greičiau numirtų, kad jis greičiau jis užkastų, kad jis negadintų nuotaikos tiems visiems, kurie teisingai gyvena. O jisai gadina. Bet gerai. Tai matot, man yra gaila, kad laikas vis dėlto eina į priekį. O kai kuriems laikas eina į pabaigą. Ir vienam tokiam, kuris čia sėdi ir kalba. Laikas eina į pabaigą ir jis, žinai taip, nežinau, ko mes dar sulauksime.